Sveiki, mėlėjai Kandeliarijos bičiuliai, draugai, svečiai, visi, kurie čia užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Kokiagi bus šita savaitė, ką jinai žada jums ir du pasirinkimo variantai. Lenormand pasakų orakulas ir Taro metų laikų, metų rato, sakykim taip. Na, pasirinkite, kurios kortos jums nupasakos jūsų savaitės įvykius. Manau, jau pasirinkote ir pradėsime nuo Lenormand. Gerai, pasižiūrėsime, koks bus emocinis fonas. Taip, tiems, kas pasirinko Lenormand kortas, už tai raktų skailutėm tokiom. Kągi, koks bus emocinis fonas savaitės? Raktiniai įvykiai, pliusiniai įvykiai, kažkas neįvyks, sakykime, neatsitiks šią savaitę dar, minusiniai dalykai, perspėjimas ir orakulo patarimas. Orakulo patarimas. Na kągi, štai. Emocinis fonas yra labai neblogas. Tarsi šitą savaitę žada jums tokią informacijos, sekimo, domėjimosi, mokymosi, planavimo, reiškia emocijas. Emocinis fonas, tarsi kažką sužinote, planuojate, na, vienu žodžiu. Ir yra daug užduočių jums. Dabar raktiniai įvykiai yra susiję būtent su žmonėmis. Jūs kažką planuosite, ar eiti kažkur dalyvauti, čia yra sodas, daržas, bendrai visuomeninės organizacijos, kur susirenka žmonės, galbūt ir kavinės, ir koncertai, mokyklos, bet ten, kur leidžia laisvalaikį. Ir čia rodo raktiniai įvykiai, na, atrodo viskas gražu, vaikučiai žaidžia, bėgioja linksmai, tačiau va ten kažkas už užkrumo didelis toksai stebi tos vaikus, reiškia. Atrodo, raktiniai įvykiai yra, na, klestint, žydint, smagus, tačiau kažkas, reiškia, toj visuomeniai gali tokio didelio tarsi stebėti nerūpestingumą tą žmonių. Gal kažkas ne vietoj padėta, gal kažką galima paimti, nuskriausti, arba tiesiog kažkas turi savo minčių stebėdamas jūs. Raktiniai tokie, jūs planuojate, bet jūs dar nežinote, kas jūs iš po šono stebi. Bet čia, nu, kaip ir nieko blogo, bet tiesiog reikia būti atsargiems viešuose vietose. Ir pliusiniai dalykai būtent yra Saulė. Nu, Saulė rodo bendrai, reiškia, sėkmę, norų įsipildymą. Ir čia rodo, kad, na, yra tarsi prikeliama ta princesė mėgančioji gražuolė. Tas princas ateina, prikelia ir pažadina. Reiškia, iš tiesa, nežiūrint, sakykime, galbūt, va, ta knyga tokia kaip prognozės vėjų, kažkokių neaiškumų yra, tačiau pliusiniai įvykiai, nu, kas liečia šeimą, artimuosius, žydė čia, jūs nepamirštas, žydė žibūtis, neužmirštuolis. Ir ta, reiškia, tarsi vyksta prikėlimas, degimas, žydėjimas, atsigavimas ir tos saulės šviesos, reiškia, sustiprėjimas, gerų įvykių nusimatymas. Tai irgi rodo, nu, kad tas princas į jūsų gyvenimą tikrai ateina. Tie geri dalykai ateina, tie norai prikelia įgyvendinimui, sakykime. Nes čia gali būti ir mokslai, ir šeima, ir meilė. Nu, Saulė viską daro. Ir šviečia, ir šildo, ir augina,
ir be Saulės mes neegzistuotumėm. Raktiniai įvykiai, rodo, yra pliusiniai įvykiai labai geri. Na, o kas į minusą gali nueiti? Į minusą gali galbūt, va čia yra, reiškia, tas lokys, kada globoja tarsi protėviai, kokios tai jėgos viršininkai mergaitės, va čia savo vaikučius. Vis dėlto, jeigu jūs būsite neatsargus, sakykime, kažkur tai, ne, gali tos aukščiausios jėgos, ta protėvių jėga jūs neapsaugot, suprantat. Viena yra, čia dvi mergaitės aistros ir tyrumas, reiškia. Abi dalis ir tą saugo, bet čia į minusą tarsi nueina. Kažkokios pagalbos, sakykime, iš tėvų, iš viršininko. Bendrai kažkokios pagalbos va šią savaitę gali ir nebūti, nes palyginus tą savaitę atrodo nebloga. Reikia tiesiog, čia dar nieko blogo nevyksta, reiškia, kur raktiniai įvykiai, bet gali būti, reiškia, atkreipkite dėmesį. Žmonės kažką planuoja, kažką mokos, kažką vaikus kažkur išleidžia. Atkreipkite dėmesį, kas gali tykoti ir planų turėti į jūsų, reiškia, vaikus, į jūsų pinigus, į jūsų namus, į jūsų planus galų gale. Čia toksai, kaip ir nieko blogo nėra, bet kažkas stebi, suprantat? Neįsiviešinkite savo planų. Ir, reiškia, jeigu būsite, kaip sakant, netidus, nesisaugosit patys, gali ir, reiškia, ir tos aukščiausiosios jėgos, reiškia, jūsų aplaidumą praleisti, kaip sakant, pro pirštus, neapsuspėti žiūrėti. Gali būti tam tikros pamokos. Ir bendrai, reiškia, jeigu jūs tikitės, kad ten giminaičiai, tėvai ir dar kažkas kažkur tai jūs suorganizuos, kažkur tai jūs paglobos, tai to nebus. Jūs patys turite, reiškia, planuoti, organizuoti, prisikelti iš to letargo kažkokio neveiklumo ir pradėti veikti. Dabar perspėjimas. Perspėjimas mėnulis yra, reiškia, mėnulio fazė. Artėja link pilnaties. Taip, dabar pasižiūrėsime, kada čia ta pilnatis. Reiškia, mėnulis artėja link pilnaties ir sekmadienį bus pilnatis, tai reiškia, dieną prieš jau jaučias kartais dvi pilnaties poveikis. Negatyvas, pavojai tam tikri. Ir čia perspėjams yra, kad jums nereikėtų kažkur tai vykti naktį. Yra pavojų, pasiklydimų, avarijų ir panašiai. Nesėkmių kažkokių, kažkokią puotą, ypač per pilnatį. Nors Velykos dar tik tais, reiškia, už poros savaičių, bet galbūt jau jūs kažką planuosite. Ir bendrai gali negatyvios mintys kilti. Reikėtų jas valdyti. Valdyti, negalvoti negatyviai, kad kažkas jau čia blogai, nes visumai savaitė jinai yra nebloga, tik tais perspėjims eina toksai. Kad neklydinėkite, reiškia, būkite atsargus. Na ir palinkėjimas, patarimas, reiškia, orakulų yra gėlių puokštėm, džiaukitės dovanomis, planuokite dovanas, galbūt darykite dovanas. Yra svarbu tai, puoškitės namus, puoškitės, reiškia, bendrai patys, atskleiskit savo talentus. Jeigu yra pykčių kažkokių, susitaikykite, atleiskite. Kaip sakant, žydėkite ir klestėkite. Štai tokia savaitė, kaip ir atrodo, gana sėkminga, tačiau turite būti atidūs ir atsargus, ypač mintyse ir kely bei viešuose vietose. Kągi, tai buvo tiems, kas pasirinko Lenormand kortas, pirmas variantas.
Dabar pereisime prie antrukų, kurie pasirinko taro metų rato, reiškia, kortas. Pasižiūrėsime, o kokiagi bus jums savaitė. Emocinis fonas. Raktiniai įvykiai. Pliusiniai įvykiai. Kažkas, kas į minusą nueina. Perspėjimas. Ir palinkėjams patarimas. Palinkėjams toksai. Oho, reikėtų dar galbūt čia pasigilinti. Taigi, mėlyje, tie, kas pasirinkote taro, jums rodo, kad emocinis fonas yra toksai mistinis, reiškia, čia vyriausia žinia išeina ir domėsitės gal ezoteriniais dalykais, stebėsite ezoterikus, bendrai, reiškia, skaičiuosite, nes vyriausia žinia kartais į tam tikrus buhalterinius dalykus, bendrai, reiškia, paslapčių yra, slaptų ėjimų, pagalvojimų, pasvėrimų tam tikrų, išmintingų. Ir emocinis fonas yra dvasingas. Žmogus, reiškia, žiniuonis, mistikas, sakykime, bendrai žinantis daug, reiškia, jau ir emocijas tokias, tą foną susikūrė dvasinga. Ir tobulėjimo, ir, reiškia, įvertinimo savo pliusų ir minusų, kur kas yra taip arba ne taip. Emocinis fonas yra gana išmintingas, toks viskas išmintingai. Ir galbūt net ritualistiką galim kažkokią užsiimti, apsivalymais, kokiais tvarkymaisis. Nes raktiniai įvykiai yra susiję su perspektyva, su ateitim, su dvasingumu, su žvaigždėm. Tai be abejo, reiškia, jūs darysite kokius tai reiškia gydymosi galbūt, valymosi darbus, ateities planavimo darbus, ryšio su aukščiausiom jėgom stiprinimo darbus, melsitės, pasnikausite. Pliusiniai įvykiai yra tie, kad jūs atstovėsit savo įsitikinimus ir savo ribas. Ir ten, kaip kiti ką aiškins, ar sakys, ar norės ko, jūs atstovėsite tas ribas ir savo dvasingumą, savo javų lauką apsaugosite nuo tų varnų. Jūs turėsite būtent tą bandiklę, kuri atbaido jas. Turite tą energiją, tą stiprybę. Reiškia, yra kažkas tokio kaip mintis, galbūt tam tikros ir minusinės, gal netgi ir pasiūlymai kažkokie gundimai. Bet jūs stovėsite ant savo, galbūt bus sunku šią savaitę, devynetas lazdų, su žmonėmis gali būti sunku, tačiau jūs atlaikysite. Na, tačiau į minusą jums, reiškia, pentaklių tūzas. Ta, ką jūs norit gauti. Ar dovanas, ar pinigus, ar išlošimą kažkokį, sakykime, kažkokias didelės pajamas, jų nėra, arba jeigu jūs turite, jūs išleidžia. Tiesiog, reiškia, galite finansus kažkaip tai numinusuoti, arba negauti, arba išsileisti smarkiai. Šnekant. Dabar perspėjimas jums. 4. Kai gali būti liga, bendrai šalti orai, reiškia, sniegas, kažkokia stagnacija, kaip švilpiko ta diena tokia, vis kažkas kartuos negatyvaus. Tarsi kažko jūs laukiate, kada tas sniegas. Tai eina kaip perspėjimas, kad nereikėtų
galvot, kad viskas yra blogai. Iš tikrųjų viskas eina gerin, bet reikėtų pasisaugoti dėl sveikatos. Ypač mintimis, orai jeigu šalti, kad neperpūstų, gerklė gali pradėti skaudėti. Bendrai galite būti nusiminę dėl orų, reiškia, prognozių. Norėsis savo, reiškia, urvę lindėti ir nieko neveikti. Tai eina kaip perspėjimas, negerai. Saugokit save, tačiau nelindėkite tam urve. Ir dabar jums, reiškia, patarimas yra. Čia žmogus, reiškia, tarsi jisai tokio ligotoje būsena, aš nieko nenoriu, sargu, reiškia, čia kaip perspėjimas, saugokit sveikatą. Ir jums, reiškia, patarimas reikia įveikti baimės. Jūs turit kažkokių baimių, kaip egzaminas, jūsų laukia, kaip kažkas, kaip operacija, kaip kažkokie ypatingi įvykiai, nuo kurių jūs baidotės, kaip, to šikšnosparnių, čia šikšnosparniai puola. Mintis ir bendrai, reiškia, kažkoks negatyvas, jums reikėtų įveikti šitą negatyvą, vat, galvoti, matot, kaip iškrito, mažiau jūs galvokite apie blogį, o daugiau svajokite, ko jūs norite, vat kaip draugelį, tą reiškia. Su tom taurėm, su teigiamom emocijom, čia neužmirštuolis, našlaitės, reiškia, žydi, ir čia tas drugelis kelia į padangės, rožinės svajonės, ar ne? Patarims, kas jums geriau? Ar baimėse gyventi ir visą laiką nemigoj kažkokio pergyvenimuose bėgat jūs, reiškia, su ta baime, oi, kaip čia bus. Jums patarimas, nesibaidykite ir negalvokite taip. O svajokite, pakeiskite, reiškia, emocinį foną. Kai jūs esate baimėse, pykčiuose kažkokiuose, negatyvę, išgąstyje, čia kažkas man skauda, aš čia sargu, čia kažkas atsitiks. Tada jūsų vibracijos kyla. O kai jūs galvojate pozityviai, užsidedat tuos rožinius akinius, tada jūsų vibracijos keičiasi ir jūs, reiškia, tarsi, tokią strategiją prisimat, pasirašot, reiškia, strategiją, kaip įveikti, mintimis, galbūt ir finansinį kažkokį nepriteklių, kaip jums tas vynuogės išsisirpinti, išsiauginti. Ir tada, būtent reikalai jums ir pajuda, jums ateina pagalba, ateina normalus gyvenimas, kai jūs išeinat iš emocinių šalčių. Truputį pagražinkite, galbūt nėra taip iš tikrųjų, kaip jūs norite, bet jūs tiesiog į viską pažiūrėkite iš pliusinės, į visas savo baimės, iš pliusinės pusės, ir tai bus jūsų pati puikiausia strategija. Tai štai tokia jums savaitė, tokia gana sudėtinga, tačiau jūs atstovėsite, busite dvasingas žmogus ir perspėjimai duoti, ko jums pasisaugoti. Taigi, geros, sėkmingos savaitės, nesušalt, nesusirgt ir įveikti kokius tai reiškia prisigalvojimus, pasirašant tą svajonių tokią strategiją, kuri būtent ir atves į pliusinius įvykius. Su jumis buvo Kandelarija. Ačiū, kad žiūrėjote. Puikios savaitės, puikaus pasiruošimo didžiosiom metų šventėm, jų laukimo, kūrybingumo, dvasingumo ir iki sekančių pasimatymų.